Labas rytas, mėly tauragiškiai. Šį rytą sutikime sporto klube Forma Gym su trenerė Sigita ir su manim Lina. Ir be abejo su karalienių princesių mankšta, kuri yra vadinama kalanetika. Ne veltui jinai yra karalienių mankšta, nes pratimai yra be galo subtilus, be galo ramus, atpalaiduojantis ir suteikiantis žmogui energijos, nuimantis stresą ir panašiai. Šiandieną pirmas pratimas, rankas kelsim į viršų ovalu. Taip, kojas siaurai turim, įkvepiam į viršų, keliam rankas ir iškvepiam. Įkvepiam, rankos turi eiti ties ausim. Turim stumti rankas atgal, ne į priekį rankos, o ties ausim. Šitokio pratimo padarę kokius 5-8 kartus mes galėsime prijungti į darbą ir vieną koją. Kelsime kampu, rankas laikom, o koją kilnojam kampu iki 90 laipsnių. Padas į grindis eina, kad nesutrauktų mėšlungis kojos. Ir su kiekvienu iškvėpimu koją keliame į viršų. Padarė kokius 8 ar 10 pakartojimų, kaip jau kiekvienas galės, sustabdom tą akimirką ir pabūnam. Žiūrim į vieną tašką, išlaikom pusiausvyrą, atsipalaiduojame, gilus kvėpavimas, tolygus, vidinė ramybė ir tikrai mes puikiai išbūsim šitoj padėty. Šitą padėtį, šitos visus judesius atliksime kitą koją. Darykime šitų pratimų, kiek jūsų širdis geidžia, kiek jums yra malonu. Ir mes pereisim prie sekančio pratimuko. Galime paimti svarelį, galima paimti mineralinio vandens buteliuką, jeigu tai darome namuose. Ir atliksime kitą pratimą, kelsim ranką į pirmyn ir priešingą koją atgal. Taip, įtrauktas pilvukas, kad per daug neišsiriestumėm, kad netraumuotumėm nugaros. Galime pradžiai atlikti išvis be svorio, tik ranką kelti ir koją atgal. Tokių judesiukų atliksim 15 kartų, po to keisime pusės, keisime kitą ranką ir kitą koją. Ir 3 kartus po 15, manau, bus pats tas. Trečias mūsų šiandienos pratimukas bus skirtas vidiniam šlaunų raumenim. Kad išlaikytumėm gerai pusiausvyrą, jaustumėmės tvirčiau, mes panaudosime lazdą. Be abejo, galima daryti ir be lazdos. Koją sudėsim kulnai į vidų, pirštai kojų į šalis ir tūpsim žemyn. Įkvepiam ir keliamės iškvepiam. Būtinai nesustabdom kvėpavimo, tolygus, ramus, nuleisti pečiai, atpalaiduotas kaklas. Ir šitokių pratimukų mes vėlgi galim padaryti 3 kartus po 15 pakartojimų. Kai jau mes sustiprėsime ir jausimės stipresni, mes galime šitą pratimą sustabdyti, kai nutūpsim žemyn ir po truputį paspirokliuoti. Ir apie 1 minutę, jeigu mums išeis, tai būtų jau labai gerai ir sugrįžti į pradinę padėtį. Tai būtų jau trupučiuką pasunkintas variantas. Ir ką jau, mielieji, gražaus ryto. Geros nuotaikos darbinės ir iki kito ryto.